Varėme į Poką, sveiki visi. Varom susirast savo mašiną, kurią išsinuomavom, karštą, 303 laipsniai ir dabar eisime į migraciją. Tai laikykis kairės. Kad netikėtai tą mašiną atidavė. Tai reikia automatų, bet bosai į kitoj pusę. Laikykis kairės. A kur mes važiavom? Kur nors atsistoti. To pusė vairos. Netikėtai gavom oro uostui greit sako važiuokit. Keista važiuoti. Kalnas prieš, bet nėra laiko žiūrėti. Kaip sekasi, Adai? Normaliai, bet jeigu dar pavaras reikėtų mėtyti, būtų tragedija. Gerai, kad automatas. Turim Perodiją, kaip tai Perodijau? Perodija Alza. Jo, pasižiūrėkit, posūkiai yra kitoj pusėj. Ir valytuvus. Valytuvai, ten vieną kartą teko valytuvus sukant įsijungti. Ranką norėtų ten padėti. Ne čia. O, atvarėm pagaliau iš miestų. Praeitus video buvom Kuala Lumpūre, Singapūre. Atvarėm į gamtą. Čia mūsų bolidas 4 dienom pasivažinėti. O, ELQ 3963 Perodija Alza. Ar, jo, Alza, man atrodo. Didelė mašina. Eismas vyksta kita pusė, vairas kitai pusėj. Bagažinė irgi didelė. Jo, susidėjom viską. Atvažiavom vieną iš lankytinų vietų. Tokioj va vietoje esam. Ir tokių kalnų. Vau. Gražus, gražus. Bandom surast kur nueiti iki Veidrodinio ežero. Praeinam į tokį tunelį. Buvo pasirinkimas dar ir varyti šukį laiveliu plaukti, bet mums to nereikia. Galim praeiti patys pro tunelį ir čia turėtume nueiti iki Veidrodinio ežero. Čia va Hebra plaukimas. Tai va. Kažkoks kasėjai tunelis, va. Karučiai sukrauti. Fotospotas, aš nežinau. Bairis toks, kad ten į tą tunelį gali eiti nemokamai tik 30 metrų. Toliau reikia pirkti bilietus, kad su laiveliu tipo tam Veidrodiniam ežere nuvažiuotum. Tai laukimas apie 1,5–2 valandas ir dabar bandom kažkur kitur nueiti. Bet ir čia yra uždaryta. Bet bandom dar kažką surasti. Nes turėtų būti dar tų ežerų čia aplinkui. Susiradom kitą tunelį. Galim eiti. Turėtume eiti čia prie kažkokio ežero. Ai, ne, nenueisi čia. Irgi nenueisi. Gyvatės tunelys, o tokiu prie kitų ežerų nueiti. Nori pasakyti, už kiekvieną reikia mokėti? Už kiekvieną reikia mokėti. Taip va. Deitas toks, kad nebeiname čia, rytoj ryte bandysim. Važiuojam dabar iki viešbučių įsičekinint, pavalgyti reikia susirasti ir mums reikia nusipirkti dar mokamų kelių tą kortelę. Pasižiūrim šitus kalnus dar kartą. Ir bandysim dabar tiesiog susitvarkyti tokius dalykus. Nes rytoj dar biškai turėsim čia laiko. Tai pas tais yra bardačiokas? Aišku yra. Tuščias. Pas tave bardačiokas? Irgi yra. Šitą nusukti tą degalinę vaiduomenės. Važiuojant pro mokamus kelius tojo kortelę reikia turėti. Tai va tojo kortelė, 10 ringitų kainuoja ir 100 dar papildėm, kadangi gan toli važiuosim. Varėm iki viešbučio. Automobilis. Ir toks parkingus važinėjom. Sudėtingai supras buvo. Bet turim biškai Poko pačią. Centras. Saulės daug. Čia pilna tų patalpinų. Jo, mūsų mašinytė. Einame šitur gyventi. Laukiam liftovą. Kol kas vaizdai tokie, bet turėtume lyg ir supratant 20 aukštį gyventi. Lift bomba. Su bomba kilsim virš.
Lifte visur aplink veidrodis. Normaliai. Kilom lifto. Visas epochas mato su kalnais. Visiškai kitokia atmosfera negu Kvala-Lumpūre. Bandom ieškoti savo buto. Per tokius praeit reikia, per lauką. Ir taip va. Dvigubos durys prie visų. Čia batai sudėti nereikia. Ir mūsų kambarys iškart su tokį vaizdą. Čia va mūsų grotos. Geras. Takže pagrindinė gatvė. Butukas. Sofa, balkoną. O, čia balkoną turėsim, ne kaip Kvala-Lumpūre. Galėsim išeiti. Kaip jaunavedžių lova. O kas yra? Kas per lovą? Dar vienas kambarys. Patūlika. Čia iš virtuvėlės šiandien langiukas, skalbenkė, visus kandiškės ir iškart taip pat yra koridorius. Labai įdomiai padaryta. Balkoniukas tai va toks. Iškart su tokiu vaizdu. Vau. Apačioje vaizdai tai tokie. Bandom nusigauti iki pagrindinės Epocho gatvės centro. Turim visokių tokių pridėliotų šiukšlių. Šaligatvių nerasta, o ten ir einam. Čia turbūt irgi turistės. Taip va. O, žiūrėk, čia šaligatvis geras. Kapelis irgi toks įdomesnis. Neįsivaizduoju, kaip pereit per gatvę. Vietiniam. Jo, per šitą gatvę mes turim pereiti. Nu, perėjom gatvę, atėjom į kitą centrą. Mašinas tokias, nu, visokių yra. Nu, Hiluxas pramonės užsikūrė. Mazda turim. Tokį egzempliorių turim. Kažkokia kinų parduotuvė. Nu, tiesiai. Nu, pagrindinė gatvė. Visur kinietiška viskas. Gerai atrodo. Įdomus laivelis čia. Pavalgyti yra čia. Visur. Toliau einant miestu. Trinkelės net pasikeitė. Dabar montuoju ir tikrai turiu priešistorę papasakoti, nes neturiu medžiagos iš ten. Mes vaikštom po tą Epocho centrą, mes žiauriai valgyti norim, nes mes po skrydžio iš Singapūro, mes pasiėmėm mašiną, buvom dar kitur nuvarę ir mes žiauriai valgyti norim. Ir mes einam ir ten kinų restoranai vien visur. Aplamai Epochas, turi 70 ar 80% populiacijos yra kinų. Ir mes einam į vieną, ten duoda vištų pėdutes. Nu tas žinot. Realiai, kojas vištų. Ir sakė, nu gal ne, nereikia, ačiū. Ir tada išėjom iš ten. Nuėjom į kitą, buvo tokia garuose virta vištiena, bet nelabai mums patraukli, tai irgi mes išėjom kažkaip. Nu tiesiog pasižiūrėjom ir netiko. Ir ėjom visur tos pėdutės, visur jas duoda. Ir tada ėjom vieną, kur tipo, nu nesimato, nėra. Ir ten kinas angliškai šnekėjo, sako, oi, čia pas mus skanu, ateikit, davai, pavalgysit. Sakom, kai čia čikenas, čia vištiena, čia žuvų ten kamaliukai kažkokie, net neįvardino kokia žuvis. Ir mes užsakėm kaip paprastą vištieną kažkokią su ryžiais ir va dabar pažiūrėkit, ką mes turim. Kinietišką maistą valgom, višta biškašri, žuvies rutuliukai. Kažkaip kinietiškam restorane gatvėj. Skanu visiems. Tragiškas skonis, aš kaip matai nieko nevalgau, tik tai ryžius. Kažkas bus suvalgyti vis tiek.
O tau skanu? Parodyk, ką radai lėkštėj. Parodyk, kas čia yra. Čia panašu į vištos koją. Nepanašu, čia ir yra. Nebevalgysi? Ne, aš gal vištą išrinksiu. Taigi norėjai pamėginti. Nebenoriu. Trakš, trakš, kojytė, trakš. Vienu žodžiu, čia visur, kur einėja, vištų kojas duoda ir mes jų vengėm ir vis tiek pakliuvom, kur jų buvo. Iš pusę palikom to maisto, nelabai buvo toks malonus valgyti gal. Parodyk, ką nusipirkai. Daugiau kabingų. Sojų pupelių pudingas. Čia beskoninė, tai didžiausia. 3 ringitai, čia apie 7 centų eurais kainuoja. Normaliai irgi čia daug praeisi. Epochų desertas. Laiky, valgy. Daug imti. Imk normaliai skanus yra. Ledinių sulčių ant tai atvežė. Keistas. Keistas, bet normaliai. Valgomas, bet toksai. Antras nusivylimas šiandien. Nu jo, šiaip tai nepirkčiau tokį. Ne ta košė. O skistimas visi Skistimas skanus. permatomas. Skanus? Jokai maišai skanu. Ai, tai su jo maišai skanu. Maišai. Bet jis saldus tas skistimas, man rodos, yra. Jo. Ai, saldus čia. Vėl maišai labai skaniai. Nu tai aš sakau, aš biškai pateko man, bet pirmas buvo tai toks beskonis. Nu ką tu čia kaip šūdą, štai valgy? Lietuvoje ant centro, toks turgus pasistato ir yra dar stogas. Ir matos konstrukcijos šaldytas. Grinai nuo saulės pasisėpė atrodo. Kažkam vadėlioja dabar. Radom kinietiškų saldainių parduotuvę, kuris labai saldžiai kvepia. Ir čia jau noris iš ko pasiimti lyg ir. Prisipirkom iš kinų parduotuvės čia. Sakiau desertų. Jie čia jau pradeda ir naktinę prekybą. Stato savo palapinės. Vėliau vakarė reikės išeiti. Grįžom namo, iškinom atgal į savo kambarį. Saulė leidžia, auksinė valanda. Tie kalnai gerai atrodo už miestą. Septintas aukštas neblogas šiandien. Grįžom į viešbutį. Baseinuką pasimaudysim. Irgi begalybės baseinas, bet 7 aukštą. Nu, tas šiltesnis. Džymas dar. Išplaukė 30 laipsnių dabar vakarą. Na, einam pasimaudyti. Žodžiu, jie turi baseiną, labai durnos taisyklės dėl aprangos maudymasi. Šitie va šortai, jie netiko. Ar man neleido maudytis. Tai va, turim tokį baseiną. Tokį saulėlydį, išsimaudyti neleido. Mama su sesė išsimaudė. Tipo, negalim su maudymasi šortais, ten šitas swimming trunks. Ne, shorts, man atrodo, jo. Ir beach shorts irgi. Tutemo biškį. Užlipom ant stogo, 21 aukštas. Turim va visą naktinį epochą. Kuala Lumpūre daugiau lempučių buvo. Bet nu, pažiūrėti miestą, kai jis yra toks, nu, taip nėra aukštas, iš aukšto pastato. Čia tokia terasa su stikliniais tokiais. Baisoka. Čia kažkoks sodas stogo dar yra. Parašyta buvo. Ai, va tas sodas.
Roof Garden. Turim. Ten nuo pagrindinė gatvė, ta matos, kur valgėm vištų pėdutės. Mėnulis neina net nufilmuoti. Jis guli. Arčiau pusiauja. Pirmą kartą matau. Padariau nuotrauką, kaip guli tas mėnulis. Bet geras. Atėjom į turgų naktinį, pasižiūrėt, ko gero pardavinėje. Tai ką matom, tai rūbai, žaisliukai visokie, papuošalai. Čia yra naktinis Ipocho turgus, populiariausias. Čia antros nebuvo tiek stalų šiandien tikrai dieną. Bet va, batų visų gali nusipirkti. Čia va, modeliukų Hot Wheels'ą matau. Apyrankių, kuprinių. Gal netyčia ir mopedą. O čia šita vieta, kur pardavinėja kojas vištų, tada pardavinėja kažką kitą. Kažkokius, va, spurgas. Va, kepuriukų kiek tik nori, va. Va, rankštus stūko iš Japonijos ar iš kur čia. Balioną nuo kibiro, jeigu nori nusipirkti. Vietinė parduotuvė. Viskas taip tiesiog sudėta. Švarios grindys. Pilna makaronų. Jis kaip padažuvo. Namo biškį per kitą gatvę pasidėjom. Ne per turgų. 7-Eleven. Ant kampo. Bet tvarkingumo nėra. Netyčia kinų kvartalą priėjom. Kebra naujus metus švenčia. Gyvatės. Vas tokį vaizdą mėgosim. Nesimatau net. Labanat. Labą rytą, važiuojam biškį iš Ipocho. Nevažiuojam dar. Važiuosime į Ipocho kelis objektų šventyklą. Bandysim prie to Veidrodinio ežero grįžti. Toliau šausim vėliau Kamerono aukštumas. Jau šiandien ir mažiau mašinų čia parkingė. Ir mažiau žmonių, tai gal šiandien normaliai įeisim. Nelemta mums. Uždaryta čia. Reik prie kito varyti. Į paslėptą pasaulį nuvarysim. Apie 6-7 eurus bilietas. Su laiveliu kartu neliva. Į tokią valtį tiesiog mus sudins. Visus va su liemenėm apkamšo. Turim tokius kalnus. Išplaukiam tokioj valtelį. Kaip sekas? Iški juda ir nestabilu. Laukiam į tunelį. Tikiuosi į galvą negaus iš nugaros. Toks tunelys. Reik pasilenkus būti. Apšviečia dar. Kad galvą negautum. Tas, aha. Kokia ramuma. Šitą tunelį išlindom ten, net nesimato. Tokia atsivėrė erdvė. Tipo tas veidrodinis. Čia antras ten. Čia yra antras veidrodinis ežeras. Dreigos apnavo, kad antram bus. Bet ir matos biškį, vat. Biškį to tokio atspindžio. Palmės viskas geras. Ir taip tylu čia. Kad į pirmą neatsimokų, į antrą reikia. Taip medis auga ant kalnų šaknis. Tokiam. Ir jų valtis čia elektrinės. Tai labai tyli atmosfera. Bet va yra tas veidrodinis toksai. Sakė 70 pėdų gylis, tai 21 metras kažkur. Čia tokia salytė dar.
Nu, graži, rami vieta. Grįžtum atgal tą tunelį, va. Ir tokį tunelį tu išvarai ten tą ežerą. Čia vanduo laša visur dar. O dabar vėl dušo gavau. Biškai aplašėjom. Nu, geras. Iš priekio dar vienas laivas parplaukia, reikės prasilenkti. Net nekliuvo. Antrą valtį buvo. O, išspygina ten. Dabar tuščia. Plaukiam atgal. Viskas paplaukiam, varom į kitą vietą. Tai turėtų būti reikia kažkas gražaus. Šventyklą reikia kažkokią. Ar pasižiūrėsim. Kurią. Mašiniuką prie tokio pastatėm. Čia kažkas rūksta. Atvarėm į Perako urvą. Mes nepamiršom mašinos užrakinti. Tai va, turim tokį kažkokį, eisim pažiūrėti, čia daoistų šventyklą parašyta. Turim polis. Turim BMW. Parkingas nemokamas, bet tipo sako, jeigu if you wish, you can pay. Tai mes davėm vieną ringitą. Nes mums tiesiog parodė, o, statyk čia, išvažiuos mašiną, toj bus vietos. Nu, iškilom prie šito. Čia kažką degina, smilkalus kažkokius. Šiaip tai daoistai, net nežinau, kas yra. Nepasidomėjau. Tokie drakonai dega. Ir va čia įėjimas į tą urvą Perako. Nu, ir tokį urvą praeini. Ir tas daoizmas yra kažkokia filosofinė sistema, kuris jungiasi su kinų liaudės tikėjimu, budizmu. Tai vat ir turim vėl vat statulas didžiulės. Oi, bet ant tauro, vat, kaip piešiniai. Čia vat kažką meldžias. Kažką barškena. Ten varpas yra. Tokio dydžio statula. Ten va su daug rankų. Jau budizmą primena. Yra visas realiai urvas. O visokių piešinių. Statulų, va tokių, rimtokią statulą. Čia dar kažkokia statula. Aukos dėžutės yra. Ir visas urvas va toksai. Kinų užrašais dar. Čia viršų gali lipti aukštai. Lipi. Ten, šitam, atėjom šios. Va, nelipti, jeigu turi visokių lygų. Dar va statula. Prie kiekvienos statulos pusės yra smilkalų sudėta ir mandarinų. Ten irgi yra statula. Ir irgi, lygiai tas pats sudėta. Daug laiptų lipam į viršų. Ten apačia matas. Ir aš nežinau, kažkokį išlipam mes. Tokie laiptukai siauri. Ir laukai išlipi. Bet nežinau, kur mes išlipsim. Užlipus aukščiau radom pastatą. Vėl kiniškų rašliavų. Dar daugiau laiptų. Aš dūstu. Mamos sesė jau nebelipo. Filmuoja ir mane. Aš jos. Tipo yra vaizdo. Bet aš tiesiog uždūsęs. Tėtis lipo ten, aš irgi ten lipu. Pasilipam dar aukščiau. Ten sėdė. Labai aukštai.
Man visas pramonės rajonas. Visa pramonė. Čia ant stulpų irgi yra va. Ten jeigu užlipti, ten nulipsi. Tai buvo nulipti tą kalną, ne aukščiau. Jau bandysim ten užsilipti. Pamajo kėdai. Na, o tokie laiptai siauri. Ir tokios olas. Patį viršų bandom. Yra reikalų užlipti dabar. Bet gerai. Pasportuosim. Tas vištuko eilės vakar valgytas išdeginsim. Užlipom tų laiptų viršui va ir turim dramblį. Statulą, papiriukai kažkokie. Bet ten pačią kalno viršaus. Į kitą pusę. Kitą pusę reikia eiti. Čia visi sandėliai pramarė, aš nežinau. Vau. Dabar reikia nulipti ir tiek pat jau užlipti į kitą pusę. Visas aš jau šlapęs. Savo riebalą prakaituoju. Sutikom kažkoks įnus, ieškojo būdo statulos, kur ten viršų matėm. Tai nurodėm ir dabar jie lipa. Mes stengiasi Hebra užlipti. Skir kelias minutės, bet matau, kad jiems truks ilgiau. Ai, tai va tokius laiptus turim. Stačius. Ai, tu viso. 3 laipsnį lipam. Tėtis jau va. Kopė. Eik savo. Vaizdelis už manęs toks. Ir mes dar ne viršui. Eik sana. Prasme, laiptas, kai kur į kelieno man buvo. Vos ne. Prasme, ant viršaus tik šitas. Ar jūs juokaujat? Ten miestas liko. Akmenų ir sako, kad negalim mėtyti. Šiukšlinį iškritus. Eik, tu načiat. Čia reikia turėti fizinę formą, užlipti ne kaip mano. Tokiam nesąmonėm, čia džiunglynais. O. Džiunglių šniūrs. O. Lūžo džiunglių šniūrs. Čia kažkas šaukia. Arba koks vabzdys, arba šiaip paleisti kažkas. Soliukas prisėsti. Čia ir kažkas šaukia. Bet jau pagavot mintį, kas čia buvo viršui. Oi, kaip garsiai ir nemaloniai. Nu, čia dar kitoj pusėj. Paėjus, nebereikia niekur lipti. Toksai yra. Nu ir yra epocho vaizdas. Tai tiek, kad mes viešbutį gyvenom aukštai. Tai daug nestebino kažko. Bet vis tiek, vau. Tai kalnai labai gerai atrodo. O, ir laiptai dar aukščiau. Visa pramonė. Kalnai. Mes turėtume kažkur važiuoti jos. Kamerūno aukštumas. Kažkur ten jau čia bus. Ten, man rodos, kažkur viešbutis mūsų. Ten eismas vyksta. Čia sankryža, per kurią buvo labai sunku sukti. Nes buvo intensyvesnis eismas nei dabar. Ne ten viešbučiai, kur mes miegojom. Kažkur toj pusėj žiūrėjau. Iš kalno ten nesimato. Bet reikia jau leistis iki apačią. Grįžt pas sesę ir mamą. Ir užžiau mums į... Į dešinę, žinai. Ką? Susimoku už kelią. Čia pridedam. Šitas euras kem 8 kainavo. Ne euras, ramenas. Ramenas ringitas. Ko šia kamštis? O, čia jau turim. Kur judi? Kalnas. Prieš eismą.
Įkopėjus viršūnę. Bet geri dabar, kai nėra atskirtas juostos, kur yra realiai dabar vienas kelias, bus biškai įdomiau važiuoti. Nu, tipo dabar jau labiau jausis, kad prieš eismą važiuoji. Mieste tai buvo atskirta labai daug juostų, kaip autostrada. Labai jau, kaip parvažiuoja mašinas iš šitos pusės, biškai jaučia, kad kažkaip ne taip važiuoji. Aš su dronu čia noriu paskraidyti. Prie tokių kalnų. Reikia iš aikštelės paskraidyti. Baigiam šitą video su Ipochu. Dabar važiuojame į Kamerono aukštumas. Tai čia bus kas Kamerono aukštumose yra video, jeigu yra. Tai patinka, prenumeruojame ir žiūrim toliau. Iki.